Sveiki sugrįžę į jūsų mėgstamiausią rubriką Spaggy World arba siaubo ir makiažo istorijos. Kartą man YouTube išmetė video blogiausia mama Gypsy Rose istorija Come World. Ir aš jau esu matęs serialą spektaklis padarytą pagal Gypsy Rose istoriją ir aš galbūt smagu pažiūrėti šį video ir prisiminti ją. Taigi, kas ta Come World? Come World arba Kamilė Švidaitė kaip pati sako, kuria video apie makiažo idėjas, jų testavimą, pamokėlės, įvairius vlogus, challenge'us, haulų kūrimus ir dar daug visokio kito gėrio. Kas yra haulai, aš nesupratau. Šiaip apart to, kad čia trūksta tarpelių, viskas ok. Eime prie jos video. Aprašymas. Sveiki, šiandien išgirsite again tikrą crazy istoriją, kuri mane tiesioginė ta žodžio prasme sukrėtė. Tiesioginė ta žodžio prasme? O tai kokia ta kita prasmė? Nes gal čia tik man taip atrodo, bet tiesioginė žodžio sukrėsti prasmė yra pajudinti kažką, o netiesioginė yra labai stipriai kažką paveikti. Bet gal čia tik man taip atrodo. Tęsim. Taip pat pamatysite mano daromą makiažą. Palauk, ką? Pamatysite mano daromą makiažą. Na ką, bičiuliai, šiandien jums again papasakosiu crazy istoriją, kaip mama žiauriai kankino savo dukrą. Jo, be to, pasakodama šitą istoriją dar parodysiu savo rytinius pratimus. Jeigu jums patiko šis video, nepamirškite paspausti didelio like mygtuko. Didelio. Ir jeigu norite matyti daugiau mano video, užsiprenumeruokite mano kanalą. Dabar žemiau, būkime draugais. Žinoma, parašysiu į Instagramą. Blemba. Paskui dar dėtas jos PayPalas, toliau nuoroda, kuri neveikia. Ir dar yra patikima redagavimo programa Wondershare Filmora 9, kas mane šiaip gana stebina, nes tai yra gana profesionali redagavimo programa, o Kamilė per visą savo valandos ilgio video panaudoja gal kokias 7 pasikartojančias nuotraukas, kurių jinai net nemoka atsisiųsti. Pasižiūrėkime jos video. Labas, šiandien. Nors, kai pagalvojai, žinai ką, gali daryti su savo makiažą. Manau, kad tai tau visai pravers. Darysiu again kitą istoriją ir žiūrėjau taip pat dar skaitinėjau visur. Tai... Like, aš buvau tikrai šokiruota, ypač kaip... Gerai, nenoriu per daug pasakyti. Mano gimtadienis greitai, pažiūrėkit. Kokie aš gražu. Paveikslą. Jūs nematot štai. Aš kaip jį išpakavau, aš galvoju, what? Koks gražus. Čia nuo mano tėvų gavau dovaną, jie man ją atsiuntė į Daniją. Gerai, smagu. Gal galim peršokti prie video temos? Tai šią istoriją galbūt jau daugumą jūs žinosit, nes pagal šitą istoriją yra net sukurtas ir serialas, ir taip pat yra lygtais kaip filmas, nes žinau, kad 2 yra skirtingi sukurti. Tai čia bus apie Gypsy Rose ir jos mamą Didi. 1 hour later. Ir Didi buvo įsitikinus nuo to laiko, kad Gypsy yra labai daug ligų turi ir kad jinai pirmiausia ligą turi raumenų kaip disforsija. Disforsija? Turi omeny distrofiją? Disforsija? Ok, taip pat jinai turėdavo astmą, klausos bei regos sutrikimus, traukulius, epilepsiją ir tą raumenų disforsiją, kur sakiau. Kamon, tu iš fucking lapelio skaitai, vis tiek disforsija. Disforsija? Nebent jos raumenys išgyveno nepasitenkinimą dėl to, kad jų socialinė lytis netitinka biologinės lyties. Jinai jau pradėjo ją pasodindavo į tą invalidų vežimėlį. Ir atminkit, kad jinai kaip buvo invalidų vežimėlį, tai jinai net negalėjo žaisti nei jokio, nežinau, nei futbolo, nei gaudynių, nei kažkokių vaikų žaidimų, kur žinot, kaip visi išeina į kiemo ir pradeda žaisti visokius žaidimus. Tai jinai nieko negalėjo tokių daryti. Eik tu sau. Rimtai? Tai jinai net negalėjo žaisti nei jokio futbolo. Tai, bet čia dar ne viskas. Ta Didi, taip pat kaip ją įsėjo... Gal 8 irgi metukų, man atrodo, kad labai ankstyvam amžiai. Jai įdėjo valgymo tą vamsdelį. Žinot, kaip kartais įdeda tą valgymo? Taip, žinom. Tai tai mergaitė vargšelį buvo jisai įdėtas, nes jinai, kaip teigia daktarams, sako, jinai negali pati valgyti ir tiesiog jai reikia to vamsdelio. Ir jūs man paaiškinkite, kaip daktarai sutiko su visais jos šitais pagydavimais, netlikdami
masinių daugybė tyrimų ir nenustatydami, kad jinai neturi tų tam tikrų ligų Tai gal tu mums paaiškink? Jūs man paaiškinkite. Bet kad surastume tikruosius Kamilės perliukus, teks paskrolinti žemyn. Ir tie žmonės yra visi žinomi dėl savo žiaurių žudynių. Tai kelis, kaip pavyzdį pasakysiu, Steigi Hitleris, Josefas Stalinas. To gyvūno, kur pabizda tas gyvūnas labai smirdančiai, kaip jis vadina. Taip pat jai labai patiko nuo pat vaikystės matematika. Čia buvo vienas iš jos pačių mėgstamiausių dalykų, ką jinai mėgdavo mokyklos laikais. O tik tai ne man. Manau, matematika buvo pats nemėgstamiausias dalykas. Aš tiesiog nekenčiu matematikos. Brother, what's that? What's that, brother? Man. Čia turbūt riebalų nusiurbėjas. Oh my gosh, oh my Kaip god. mėlynė. Tai sakau. Man atrodo, jie tik mėlynės padaryto, o ne kažką. Kam čia apšiai reikalingas? Attention. No. Ne taip pasakyti. Gal jums kilo klausimų, kas yra šis jaunuolis? Jo vardas yra Sunshine'as. Tai šiandien again mano Sunshine'as. Ir jis yra Kamilės vaikinas, nors kažkodėl jisai nešioja žiedą ant bevardžio piršto. Ir be visa ko jis yra nuostabus šefas. Pasižiūrėkim. Labas. Tai šiandien mes gaminom tokius McDonald's chicken nuggets, 3 rūšių, 3 skonių, vištienos. Matau, pleduką lanksto taip puikiai kaip aš darželį. Tai va, čia yra vištienos filė. Taip apjaustym gabaliukais. Tokiais pailgais. Žalią vištieną liečia, minko ir paskui viską pailiui liečia. Dabar reikia pipirų. Tada druskyti. Dabar viską išmaišom. Jeigu trūksta, tai dar pabarstom. Man kaip druskos negalima, tai mažai barstiau. Tai dabar pirmiausia aš sutrupinsiu dribsnius, tai čia yra tie patys paprasčiausi, pigiausi dribsniai. Tada juos įdėsiu į maliklį ir viską gerai išmalti. Jeigu neturi šito aparato, tai galite pabandyti viską sumalti su pirštais. Sumaltus džiūvėsėlius tuos dribsnius supilu į lėkštelę. O dabar lazdeles sūrės su druska dėsim į maliklį. Oi, nukrito. Tai gal pakeltų tas lazdeles. Oi, nukrito. Atrodo sūrių lazdelių tas, o čia nais atrodo dribsnių. Matot, kokia spalva šiek tiek atrodo panaši, bet šiek tiek skiriasi. Tuktuko ir mes darėm dar taip pat su čipsais, bet šį kartą nedarysim su čipsais. Dedam again į lėkštelę. Ok, tai dabar again, jums reikės tik tai vištienos krūtinėlės, tada kažkokių pagardinimų, tai yra tų džiūvėsėlių, čia yra iš tuktuko, čia yra iš tų lazdelių ir yra iš dribsnių. Taip pat tada jums reikės, aš čia įmušiau 3 kiaušinius, bet tada reikia įmušti tai 3 kiaušinių baltymus ir viską gerai išplakti, kad net pasidaro tokios kaip ir putos.
Tai dabar mano sunšainas pademonstruos, kaip reikia viską daryti. Bet jau manau, jūs ir taip viską žinot. Mano sunšainas. Mano sunšainas. Paimi mėsytę, Taip. tokią gražią. Involioji kiaušinį. Truputį. Tada dedi į tuktukus ir volioji savo. Taip, kaip ir visas kitus kepsnelius, jeigu darote Jo. visiems. Viskas čia lengva ir paprasta. Kaip tokiai nevėkšlai būtų? Lengva ir paprasta. Ir dedi ant sviestinės. Biškį pritrupinau ant stalo, nieko tokio čia. Biški. Biškį pritrupinau ant stalo, nieko tokio čia. Ir tada viską dedam ant skardos, kuri yra padengta su popierium kepimu. Tai dabar aš viską dėsiu again į kiaušinį. Foliuojam. Ir tada dedam, čionais buvo lasdelės. Taip? Aš jau primiršau, nes labai viskas panašu. Viską foliuojam again. Bet labiausiai su lasdelėm ir limpa. Beje, orkaitę įjungiau ant 210 laipsnių, o vėliau, kaip jau įdėsim į orkaitę visokie, tada padidinsim temperatūrą iki 230. O kodėl? Tiek tada patepam aliejų. Tai va, dabar reikia įdėti į orkaitę. Meškiukai. Na, ar prieš filmuojant tikrai taip sunku sutvarkyti virtuvę, kad nekišotų tas šiukšlių maišas, nusivalyti orkaitę ir pasidaryti normalų apšvietimą? Didinam laipsnius iki 230. Mes jau iškepėjom, kaip matot, bandėm surūšiuoti, kur yra kuris. Tai va, prisėdam ant žemės, nes aš paprašiau, nes aš mėgstu visą laiką valgyti ant žemės. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? 1, 2, 3. Nieko savo, kaip skanu. Aš nepasakyčiau. Čia panašiai kaip pačioje dalyje yra pirkti irgi chicken bacon. Chicken nuggets. Chicken bacon. Iškepi, paragauni, tai valgai tai kaip kardoną. Tu atrodo, kad kardonas sutarpytas ir vietoj mėsos įdėtas ir apvaliuotas kiaušinių ir žuvėsėlis ir viskas. Prieš išeidami nepamirškit paspausti like mygtuko, užsiprenuoti mano kanalą. Užsiprenuoti? Užsiprenuoti. Tai kažką skanaus, lengvo, išskyrus pyragus. Ir susitiksim Norėjau pasakyti, kitą video darysim pagal mano receptą. Darysim samosą. Greitą maistą, jei norite per pietus pavalgyti. Jėzau, padėk tu tą šakutę. Labas. Sveiki visi. Tai šiandien again mano sunshine'as Again mano sunshine'as. Ne, šita generacija žlugus. sprendė, kad jisai nori pasidalinti kitų receptų su jumis. Sumuštiniai. Aišku, reikia laiko turėti, tikrai laiko reikia turėti ir priemonių reikia turėti nusipirkti. Kokių priemonių? Šaukšto, keptuvės? Bet čia yra greito maisto, yra indų, street foodas vadinasi čia. Street foodas. Street foodas. Gatvės pėda? Tai gatvių maistas. Taip. Sumuštinis gatvių, indų gatvių maisto sumuštinis. Atrodo nuostabiai. Sūris įsiliejęs. Išsilies. Sūris išsilies. Turiu menį išsikišęs? Labai skaniai atrodo. O kvepia, nepadaro. Tai va, įdėjau faršą jau virti ir kepti kartu. Įdėjai faršą ir virti ir kepti tuo pačiu metu? Virti ir kepti kartu. Tipo taip. Ir apskritai, kas verda faršą? Šias. Tai išvirti ir iškepti faršas. Jeigu eini filmuot kulinarinių video, gal naudok švarų puodą? Tai va. Dar mums reikės šitų prieskonių. Šitų prieskonių kaip informatyvu? Picos, patrašalių, saldžios paprikos, kario, pipirų, magijos idėjos. Magi? Ką tai man primena? Ak taip. Ponas Viktorai, pusryčiai, ar jūs mėgstat juos gaminti? Taip. Be to,
Čia net nėra magija. Magijos idėjos. Kečupo, druskos, svogūno, paprikos, morkos, tarkos. Sekant loginę vardijamų dalykų seka, tarka yra ingredientas. 2 batonų sumuštinim. Sūrio. Tada sviesto ir, kaip Kamilė mėgsta, sūris su bekonu, bus sumuštinis sūris su bekonu. Svogūną supjausto. Ar taip sunku, ypač filmuojant video, išmesti tos svogūnų lukštus? Tai va, svogūnų supjaustau. Be to reikia sviesto. Ant sviesto reikia kepti viską. Daug nereikia sviesto. Dabar sudedam svogūnus. Tarkuojam morką. Traukite panelytę. Dedame morkas. Čia jau kaip čia šitas faršas. Žiūrėkite, koks faršas gavosi. Įsiveria faršas. Kiek jau yra? Aš nežinau, gal 200 gramų. Kažkur. Paima paprikos. Supjaustai taip. Tai kokio velnio reikėjo dėti tą papriką į tą puodą su faršu, jeigu tu iš karto tą faršą dėsi į keptuvę? Blemba, ta virtuvė tokia neparuošta video. Troškinas 10 minučių ir viską dedam čia dar. Čia indai gatvėse pardavinėja tokį patiekalą. Tada supjaustai taip batonus šitus, perpjauni per pusę, bet nereikia pusę pjauti. Taip. Visus tuos 4 reikia taip daryti. Turi užtepti taip. Viskas išvirė mūsų troškinys toks. Tada dedi batonus čia ir laukiu, kol atkeps. Čia jis iš viso degino bandelę. Bet šitas bus su bekonu dar plius. Šitą darysim. Taip. O, taip sumuštinė atrodo gražiai. Dabar ragausime mano indiškų street foodų sumuštinių. Aš ragausiu savo, be nieko, tik tai sūris ir bekonas. Man kažką primena. Gal atrodo primena, kai būna lėktuve pirkti tokie sumuštiniai. Jo. Tau primena lėktuvo maistą. Aš nesuprantu, ar tu nori sąžiningai pakritikuoti tuos sumuštinius, ar tu tiesiog nesi niekur skridus. Šitą bandelį skani. Žinai, kad gerai pagaminai sumuštinius, kai skaniausia jų dalis yra sudegusi bandelė. Šitą bandelį skani. Paspauskit like. Taip, paspauskit susiprenuoti kanalą, susiprenuoti mano kanalą. Bet to juokinga, traškos vištienos filės kepsneliai, sumuštinis su faršu, sūriu ir bekonu ir tada tėvelis pietums. Ir dar atradau vieną Kamilės video rusiškame YouTube. Be to, pasirodo, Sanšanas irgi turėjo YouTube kanalą, tačiau jis jau yra ištrintas. Na, galiu pasakyti, jo, susikūriau aš kanalą ir Mix Muzika. Yra kanalas toks muzikos, kurį keliu muziką tiesiog, su savo fono visu. Kamilė šiais laikais kuria tik true crime turinį, kuris yra, gana neblogas. Nebent jūs trukdo jos akcentas. Kalbant apie jos akcentą, galiu prisiekti, kad jinai kalba suvalkietiškai, tačiau prašyme rašo, kad jinai yra kilus iš Dzūkijos. Taigi linkiu jai pasiekti savo 15 000 prenumeratorių. Gal tada Kamilė galės nusipirkti naują, nenulūžusį peilį. O šiandienai tiek. Su jumis buvau aš, Spagetis. Nepamirškite spausti patinka ir prenumeruoti mygtuku. Daugiau turinio rasti mano Contribui paskyroje. Nuorodą paliksiu prašyme ir iki kito karto. Viso!